Rytas, labas rytas. O, labas rytas, Monikute, labas rytas. Labas rytas. Facebookas irgi jau prisijungęs. Labas rytas, Eurika, Elvira, tikrai taip. Labas rytas. Taip, tuoj mes čia viską susitvarkysime. Tuoj mes čia, mergaitės, viską susitvarkysime. Šitą lietingą rytą, ar ne? Jo, šitą lietingą, lietingų rytų. Jo, džiugu, kad klausotės, tikrai labas rytas, Rita. O, Geda, labas. Jolančiukai, labas. Lina, labas. Tikrai labas. Ir žiūriu per Instagramą, ar ne? Jo, per Instagramą, tai gerai. Jo, trupučiuką, tiesiog man reikia dar matyti, aš dar vieną įsijungiu dar vieną įrenginį, kad aš matyčiau, kad aš galėčiau geriau skaityti tiesiog visus jūsų komentarus. Jo, tai vat ir, o čia būna taip, kad reikia palaukti, kažkaip aš seniau, nepalaukdavau, tai paskui man sudėtingiau yra, bet viskas yra gerai. Tuoj luktersim ir, tai kaip jūs gyvenat? Kaip jūs laikotės, rudenėjant? Jolanta sveiki, Sandra sveiki, truputį luktersim vis tiek, kol prisijungs. Jo, ir tada jo pasidiskutuosim. Lyja visoje Lietuvoje ar tik Žemaitijoje? O, iš Vokietijos, kaip malonu. Kažkodėl paskutiniu metu man tenka kontaktuoti labai stipriai su lietuvėm, kurios būna užsienyje. Žinokit, tikrai taip. Ir tada prie to pačio pasakysiu, jeigu Astelė klausysis, o žinau, kad jinai klausosi arba persiklauso, nes laiko skirtumas yra, sąskaitą tikrai išrašysiu, nes, žinokit, vakar tikrai tingėjau ir nebedariau to, galvoju, mano mergaitė supranta ir žino, ir visai čia nebėda, kaip sakant, ar ne, ir visai čia nebėda, kaip ilgai jungiasi, tai nežinau. Jo, tai va, sveiki, Ingute, Edita, sveiki, labas rytas, jo, Irena irgi, džiugu, jo, tiesiog vis tiek luktersim jo, kol prisijungsit ir pasidiskutuosim, tai kaip gyvenat, kaip jums sekasi. Aš čia matau tiek prisistačius ir nebežinau, kur pasistatyti, kad nenusivoštų mano aparatai. Jo. Labas rytas, Rimute, labas rytas. Tai ką, merginos, kojinės? Kojinės mesginėjat, ar ne? Mesginėjat kojinės? Jo, tikriausiai mesginėjat kojinės. Kažkaip Facebook'e tai žiūriu nedaug, ar ne, bet gal reikia lukterti, gal aš čia anksčiau pradėjau, ar kažkaip nežinau. Bet kaip tik toks oras, būtent kitą kartą pabūt su kava, ar ne, ir pasimėgaut tą vieną valandėlę, tuo laiku, aš manau, yra viskas gerai. Aš tikiuosi, labas rytas, Danute, labas rytas, Žemaitija, tikrai taip. Jo, pas mus yra šilta, aš nežinau, kaip yra Vilniui, gali tikrai parašyti ir visai būtų malonu sužinot, kaip yra Vilniui. Jo, tai parašykit, aš čia vis dar sakau, noriu pasijungti, kad man paskui aš galėčiau tą Instagramą, tiesiog geriau skaityti Instagramą. Bet tikiuosi, kad viską puikiai girdit, viską turėtumėt puikiai girdėti, nes mikrofoną esu įsidėjusi. Jo, Instagramas tikiuosi irgi girdi. Taip, pasilgta kompanija, tikrai taip. Tiesa, su kava mesginiu Vilniuje. Tai va, kompanija tikrai. Jolanta rašo, moku megzti kojines, bet nemezgu. Žinokit, kojinėm irgi vakar tokia, sakykime, tema. Mes esam parsivežę naujus siūlus kojininius, tiesiog pabandymui. Jo, ir importas irgi. Mes labai daug stengiamės importo vežtis, kad tiesiog, taip. Ir parsivežiau, kadangi jau vietinis, net nespėjau įkelti į elektroninę parduotuvę, vietinis baigė išpirkti. Jo, tai galvoju, kaip atrodo, bet žinokit, mane sužavėjo, mane sužavėjo tas margumas, toks kitokia ta kojinė. Tai aš parsinešiau.
mano Artūras, aš labai nedidelį tokį, man tiesiog reikėjo fono pasižiūrėti, mesgu, klausyk, sako, o gal aš visai noriu tokių kojinių? Labas rytas, Daivutė, sveiki visos. Jo, tai va, tai čia ne į temą, bet tiesiog apie mezgimą. Ir va toks reikalas, ir jisai labai fainas, mane veža tas margumas toks kitoks, ar ne? Aš jam dar sakau, aišku, jeigu aš jau ir mėgščiau tau tas kojines, sakau, tikrai mėgščiau su moheriu plonuoju, koks yra pagal atspalvį galimas pridėti. Arba netgi pridėčiau vagatą. Todėl, kad aš žinau pagal technologinę savybės technologinės, kas gali ką daryti siūlui. Tai va, tai va tiesiog va šitaip, va toks siūliukas, vakar Inga buvo įkėlusi, Ingutė, jo, yra tik 2 spalvos šiuo metu, jų ir nebuvo daug, pilka ir su pilku ir va šita, tokia gyvesnė, bet labai fainos tokios. Tai va, iš tų minčių, kad, sakykime, apie pramesgimą, apie kojines ir visą kitą, kojines yra geras dalykas, žinokit, jų tikrai reikia, bet Artūras vakar sako, Jėzus Marija, net nesitikė, sako, kad jau reikės kojinių. Tai va, tai tokiu atveju tiesiog rudenėja. Pas mus tikrai rudenėja. Nesuprantu, kodėl Instagramas nepasijungia, noriu matyti jūsų daugiau to parašymo, bet va, kažkas yra vis tiek su tais renginiais ir būna, kad aš negaliu matyti visko taip, kaip yra. Nors čia galiu, nežinau ką daryti. Galiu daug ką daryti, bet aš vis tiek nematau ir nesuprantu, kodėl aš nematau. Aplamai, žinokit, nežinau, kaip jums ta savaitė, vat būtų labai įdomu ir miela pasidiskutuoti, bet, žinokit, kažkokia labai neypatingai tokia, ta prasme, rami savaitė, va šitaip gal galėčiau pasakyti. Tikrai neypatingai merginos rami savaitė. Nežinau, kaip pas jūsų, bet pas mane tai tikrai taip. Nes čia kažkoks chaosas paskutiniu metu yra su tom magnetinėm audrom, tai net nežinau, žinokit, kažkaip net galvoju, dievuliau, seniau liktai taip nebūdavo, kas dabar darosi iš vis, ar ne? Tai va. Tai va, įdomu, kaip jums praėjo tą savaitę, su trukdžiais, be trukdžių, ar tiesiog kažkaip pavyko praslysti ramiai. Jo, bet kažkokia įdomi. Vilniuje rašo Danutė Palinoja, labai džiugu žinoti. Reiškia, visoje, tikėkimės, Žemaitijoje lyja, o ten Vilniaus pusė irgi lyja, ar ne? Tai reiškia, kad sakykime, kad visoje Lietuvoje, apspręskim taip, kad visoje Lietuvoje lyja. Labas rytas, Daivutė, sveiki. Mesgam ten tą gaminuką, jau tiesiog judam į priekį, ar ne? Oi, čia prašoko man greičiau, tai aš dabar ir nematau. Aha, jo, tikrai gera, gaivu, oras ir nebėra taip, nes vasara tokia, tai nežinau, irgi buvo kitaip kažkaip. Tiesiog ta šiluma mes nesame įpratę ir jinai yra mums per didelė ir jinai, aš nežinau, bet mus tai tikrai veikia. Mes nesijaučiam, žinokit, labai gerai, kad yra labai didelė šiluma, gal kiti ir jaučiasi gerai, bet mes nesijaučiam gerai. Tai visom tikrai dar kartą labas rytas. Jo, labas rytas merginos, kurios klausotės per Facebooką ir dabar pažiūrėsiu. Tik galvokit klausimus, klauskit, nes dar pagalvojau, kad irgi labai gerai būtų, kad, kaip pasakyti, viskas galbūt paprasčiau būtų, kad klausimai būtų tiesioginėme eteryje ir visiems tada paprasčiau, nes aš turiu juos sugaudyti iš įvairių pozicijų ir, žinot, aš irgi ne viską beatsimenu, kaip sakant, turiu ypatingai greitai rašytis, nes kad nepraleisčiau ir kad nepamirščiau. Inga, gerai, Monika, pasakyk, kokią spalvą. Ai, gerai, štai parodysiu pilką. Oi. Atsinešiau visą tą, taip specialiai gražiai susidėjau, žodžiu. Yra tokie pilki ir va tokie, kur rodžiau, 7,90, va tokie ir tokie. Čia pilka labai gerai tiktų fuga, kas turi, ir būtų labai stiprios ir geros kojinės. Jo, ir šita vata, tokia matot, ar ne? Planavau įkelt artimiausiom dienomis. Tada va šitas eina.
toks. Ten ne viską gavau, žinokit, aš jo ir dar buvo. Sakau, ką buvo, nebežinau, žinokit, aš gal iš to krepšio ne viską įsidėjau, nes galbūt išpirko. Čia yra norvegiški raštai, jo. 420 metrų yra visuose, tuoj dar patikslinsiu šitame, nes mintinai nebeatsimenu. Čia dar nematau dabar. Taip, 420. Tai va, jeigu kartais kažkas kažką, duokit žinoti, visas, čia tik ekspozicija. Nu, man visada patinka susidėti kažkaip gražiau ir tiesiog, kad būtų daugiau vietos, aš matyt vis tiek su ta kūryba, yra tos kūrybinės gyslelės ir tiesiog norisi kitą kartą, kad būtų skaniai, kaip aš įpratusi esu sakyti. Ir šitą žodį aš vartoju labai daug metų, tikrai, ir man jisai mielas visai, kad viskas yra skaniai. Tai va, taip, labas rytas, ojojojojojojoj, labas rytas. Taip, o gal megztukas visai fainas su moheriuku. Žinokit, šitas megztukas yra dėtas viena gija mūsų plonojo imidžo, viena gija AB siūlo japonų merino. Nu, ta prasme, gaunasi dvi gijos merino. Aš nusuku akis, todėl, kad aš turiu tiksliai pasakyti, nes pagalvoju, man tada yra patogiau. Nepagalvokit, kad dėl kažkokių kitų priežasčių. Tai va, tai ir tada yra dėta plonoji fuga, bet čia ta plonoji fuga buvo 5200. Jo, 5200, tai šiuo metu mes jos tos rudos neturime, mes turime tik tai juodą, baltą ir raudoną. Tiesa, japonai gauti. Jo, yra aukalanas gautas, siūlai gauti, japonai gauti, nu žodžiu. Ir dar kitą savaitę prekės važiuoja. Tai va, tai tokiu atveju čia yra megztas su mašina, galima ir su rankom. Ir mergaitės matot, siūlų kokybė vis tiek duoda savo, ar ne? Duoda savo, kaip sakant, paprastas modeliukas, nieko ypatingo, labai mielas, labai fainas. Tarp kitko išduosiu savo tokią viziją. Užsisakiau specialiai japonų meriną, būsiu abe, suknutei jo ir pilka tikriausiai. Yra kita, paskui parodysiu spalvą, matot. Nu, vat, o klausimai, tai nežinau tiesiog, kaip aš čia šiandien suspėsiu, bet, matysim, jeigu ką, tiesiog dabar galvoju daryti kiekvieną šeštadienį, nes tiek prisikaupia, kad, man pačiai paskui yra sudėtinga. Tai va, dabar Ligita rašo, kaip yra, kad neapsilankau. Ir pražiopsosiu, jo, žinokit, aš pasistengsiu vėl užsakyti tikrai, jo, nes, žinot, vat, kaip pasakyti, turi nuovoką, turi įžvalgas, kadangi aš pati vis tiek mezgu, man yra gerokai patogiau, jo, bet vis tiek, žinot, kokybė visa kita, tai aš tokia visada atsargesnė, pasižiūriu, va pramesgu, jeigu man tiko, vadinasi, viskas yra gerai. Labas rytas, Natalija, toliau, merginos, rašykit, smarkiai. Jo, bet aš vakar, aš irgi sakau, atsisėdus, aš vakar mezgiau keletą pavyzdėlių parodysiu. Vau, su raštu turėtų tiksliai. Ir žinot, kas yra, turėtų būti, kaip dalia, kad mezga jo ir čia žakardų, čia iš vis turėtų nerealiai būti gražiai. Tai va, jeigu te pilnai tikiu. O kaip jūs galite, aš nežinau, kaip jūs galite neras, mes esame ilgi. Mes esame ilgi ir visur mūsų viskas, elektroninė parduotuvė, Facebookas, Instagramas, mūsų ilgiai jau yra užpatentuota. Mes esame užsipatentavę ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Jo, tikrai va tokia gera žinia, nes vis tiek norisi tą vardą turėti, norisi, kad niekas nepagriebtų. Tiesa, ir čia visai užklausėt apie tai ir išėjo kalba. Tai užpatentuotas yra ilgė, o elektroninė parduotuvė ilgė, kadangi taškučių nėra. Tai va, tai man visada sūnus pabrėžia, mama, taisyklingai sakyk. Tai va, ačiū už širdutes, tikrai ačiū, nes mes pagalvojom taip, kad mes turim kokybę ir kadangi mes turim kokybę, mes, kaip pasakyti, norisi, kad tą kokybę žinotų, nes mes dirbam su reguliaru. Čia yra tokia atskira tema, aš nenoriu net jos liesti, nes visokiausių tokių man būna paklausimų, bet gal kada nors prieisiu ir pasakysiu. Tiesiog palikim šitą reikalą
kitam kartui. Dabar, metražas 100 gramų 420 metrų. Pasakiau tikriausiai, Laimutė, matot, aš per 2 platformose ir nelabai spėjau. Mes gamtai kenkiam, gamta mums. Nu va, žinokit, su ta gamta mums tikrai tenka labai stipriai susidurti, nes mes gaunam visokių ataskaitų iš italų už tą tvarumą. Ir čia sakau, aš galėčiau labai plačiai kalbėti ir tikrai padarysiu postą apie antrinį įpakavimą, nes nebelaiko viduje mano, kaip pasakyti, nervai. Jo, ir aš galvoju, kad tiesiog, bet pasakysiu šiandien vis tiek jums, kad jeigu kaip aš galvoju, čia yra mano nuomonė, aišku, ir jinai gali nesutapti, aš labai dažnai tą sakau. Bet jeigu nors mes truputį nepasaugosim gamtos, nu tai aš nežinau. Tai yra tikrai neprotingas žingsnis ir neprotingas mąstymas. Tai tada tas žmogus, iš vis nesidomi niekom. Jeigu mano merginos saugoja dėžes, užima namuose vietą, pakuoja, užtrunka laiko, aš sakau, atideda į šoną, vien todėl, kad neteršti gamtos, apsikrauna save ir veža pas mus, tai reiškia, kad mes truputį prisidedam. Sutinkat, ar ne? O čia vat gaunasi kitą kartą, kodėl aš taip sakau, žinot, mes visokių niuansų gaunam, o čia gaunasi, kad dievuliau tu mano, įpakavimai ledas turi būti. Tai palaukit, jau užkliuoju dabar etiketės. Antrinė pakuotė, žinokit. Bet ir vėl, aš kenkiu gamtai, nes žmogus nesupranta, aš spausdinu lipduką, tas lipdukas turi popierių, turi klijus, aš vis tiek naudoju, supranta, čia vėl yra labai smulkmenos, bet jos susideda. Palikim šitą iš šoną, gerai? Aurika rašo, Vilniuje pas mūsų ryta sausa. Ojojojoj, kiek čia klausimų, tai žinokit, aš dabar neatrasiu, bet man reikia Taip, apniukė. Molėtuose saulė, nieko sau. Gerai, Monikutė, supratau, tą pilką atidėsiu tikrai. Jo. Kojinis kardiganas gražus. Ačiū tikrai. Ačiū tikrai. Pradedam nuo naujienų. Gerai, Jolanta, tvarko, įrašykit, nes aš sakau, tiek yra visko ir čia klausimai ir aš paskui ir čia žiūriu. Jo, ačiū labai. Čia, žinot, aš kai sakau, mes vis tiek esam šeimos verslas, yra mūsų visa komanda ir vaikai nutarė, kad taip reikia padaryti, o mes pritarėm. Dukra su sūnum pasakė, mama, taip reikia, nes ką tu gali žinoti. Tai va. Sandra klausia, Sandra klausia, kaip ištiesinti valą haja. Pirmas dalykas, merginos, pradėkim nuo to, kad valą, aplamai visus valus, ne tik haja, reikėtų stengtis laikyti pakabintus tiesiai, nesusuktus. Aš irgi darau tai klaidą ir tikrai darau negerai, nes mano susisukimas, sakykime, jisai paskui gaunasi toks apvalus. Bet jeigu jūs pakabintumėt jį tiesiog per vidurį prie kažkokios vietos savo, vienos tokios saugios. Aš tai, pavyzdžiui, kažkada laikiau su sagtuku paprastai pakabintą prie šviestuvo. Prie šviestuvo to, kurį, sakykime, man jisai apšviečia, kad, ta prasme, šviesiau būtų megzta, ar ne? Tai va, tai tada viskas gerai gaunasi, jisai būna toks iš ilgio pakabintas ir viskas yra su juo gerai. Bet jeigu mums tai nepavyksta, reiškiasi, kad mes turime pasikaitinti vandenį, bet ne iki užvirimo, iki kokio 90 temperatūros ir pabandyti merkti, bet ne iki metalo. Iki metalo tikrai nemerkite. Nes galite, sakykime, gauti drėgmės, gali pradėti kažkas atsitikti. Čia niekas nėra parašęs, čia niekas nėra informavęs, čia yra tiesiog mano nuomonė, kad aš taip daryčiau. Jo. Tai va, tai tokiu atveju, Sandra, sakykime, šitas atsakymas mano būtų toks. Čia yra visiems valams. Aišku, kolaidžui, kuris yra labai minkštas, tikrai nemanau, kad reikia šito dalyko daryti. Jo, haja, vieną valą, žinokit, aš tikrai esu taip dariusi. Bet ir dabar, kadangi mano dėžutė yra tokia didesnė, kur aš turiu virbaliukus, ar net atskirai haja susidėjus ten.
Koledžas vis tiek turi savo rinkinuką. Tai man kažkaip jie taip nesusilanksto. Tai va, tai tokia būtų rekomendacija, jeigu jūs taip, nežinau, ar tiesiog, manau, tikiuosi pasidarysi taip, kaip parekomendau. Jo, Eva sako, kad į karštesnį, taip, sakau, iki 90 kažkur turėtų. Tai va, matot, jūs net jau tarpusavėje, labai džiugu, jūs net jau tarpusavėje atsakinėti į klausimus. Jo, dabar klausia Audronė, iš kokios, gal galit patarti, iš kokių siūlų geriau megzti kaklo movą ir žmogaus jautrus kaklas. Jeigu jautrus kaklas, tai yra du variantai, arba labai kokybiški siūlai, arba sintetika. Aš atėjus klientėm į parduotuvę visada taip sakau. Arba labai kokybė, arba sintetika. Kiek sau gali tai leisti? Tiesiog iš mūsų pozicijų labai būtų gerai megzti iš Charmingo arba Fuzi. Charming yra su CH, ten pasižiūrėkit. Tai yra merino vilna, jinai yra pūkuota, man atrodo 70 ar 4 ar 6%, negaliu tiksliai dabar pasakyti. Jo, jinai kaip tik stovi prieš akis, jinai yra labai lengva, ant virvutės sorinė pūkuota ir jinai, ta prasme, priduos labai jaukumą, sakykim, tikrai nekas. Mes ją dažnai dedame su kitų siūlų ir vakar modeliukui megztukų jaunai mergaitai rinkom, Charmingą su Super Gelongu vakar dėjom. Prieš tai turėjau su Image. Tai va toks būtų patarimas, jisai ir tada virbalą leidžia didesnį paimti, ta prasme su didesniu galima megzti, o malonumas tikrai yra puikus, karutė, šalikai, kepurės. Charmingą Fuzį rekomenduočiau, sakykime, jeigu iš vienos gijos megzti viršutiniams kūno dalies gaminiams, tikiuosi suprantat, o jeigu imsite kūnui, tai tada rekomenduočiau dadėti kitą siūlą, todėl, kad geriau dėvėtųsi. Čia kalbu apie tai, kad mažiau būtų pilingo, burbuliavimuose. Jisai yra orinis, jisai yra, kaip toks vidutinės kainos ir, sakykime, bet tikrai mielas ir fainas, ir pledukus mezga ir visą kitą vaikučiams, bet dadedam kitą siūliuką, jis sukimba ir tada yra, kaip pasakyti, geresnis dėvėjimas. Monika rašo, jo, tikrai. Va, Monikutė, aš Instagram'e pastebėjau, kad parašė, kad jo. Tai va, labas rytas, labas rytas, labas rytas. Toliau movą galite megzti iš siūlo formą. Jisai yra storesnis, drąsiai galite megzti, jisai turi angoros, jisai bus šiltesnis, bus tikrai minkštas. Jo ir nenoriu tikėti, kad ten, sakykime, angora truputį gali pūkuotis, Matot, merginos, dabar tas pūkavimas. Tas pūkavimas, žinokit, irgi yra toks subtilus, ne to, kad subtilus, toks išskirtinis dalykas ir mes visos skirtingai tai priimame. Visos skirtingai. Vienai klientai mezgėjai arba tam, kuris dėvi tą gaminį, 2 plaukučiai arba 3 plaukučiai gali būti labai stiprus pūkavimas, kitam iš vis neturi jokios įtakos. Aš tai, pavyzdžiui, nepanikuoju, man nėra to streso, sakykime, panikos ar tokio diskomforto, ar ne, jeigu nukrenta plaukai. Man tiesiog aš turiu tą paprastą, kur nusivalo ir aš nesuku galvos, bet nekalbu apie tai, apie tą šepetėlį, ne apie šepetėlį, apie tą ruletą, kur prikimba tie pūkeliai, kad nusivalyt gaminį. Tai va, sakau, yra kur nekreipia, yra kur kreipia labai didelį dėmesį. Tai tada tokiu atveju jūs turit, aplamai, jeigu jūs savo mezgat, jūs save žinote, bet jeigu jūs tai darote klientui, jūs turite suvokti, atklausti žmogaus, iki kokio lygio jisai to bijo, nes kad pateisinti visus lūkesčius. Nes sunku pasakyti, nes mes visi esam skirtingi. Aš kaip ir sakau, vienam atrodo taip, kitam atrodo taip. Yra buvę, kad forma atrodo wow. Taip, jinai su angora yra, tikrai taip. Tos angoros ten būna nuo 20 iki 50%. Yra skirtingos rūšys. Jo. Bet jeigu, sakykime, nereikia, kad pūkuotųsi, Charmingas irgi yra, jisai yra iššukuotas. Atsiprašau, išpurentas, ne taip pasakiau. Tai vat, vienas kitas plaukas gali nukristi, bet aš manau, kad jis nepriskirtas tai grupiai. Tai imkite tada silverį, imkite tada Super Gelongą. Jie yra karšti, jie bus oriniai, vienas su šilku, kitas 100% australiškas merinas, viskas bus gerai. Va, mėlyna, tai jau mėlyna,
Taigi sūnus turi žakardą to formos, vyras kepurę, aš pati megztuką, nu man jis neleidžia, bet jūsų valia rinktis. Jūsų valia rinktis. Ai, Nijolė, aš žinokit, aplamai su internetu, aplamai pas šią savaitę buvo visokių tokių tikrai merginų, žinokit, strigimų, tai aš nežinau net ką ir pasakyti. Nes tikrai buvo. Vakar aš, pavyzdžiui, pagalvojau, jeigu vakar būtų buvusi tokia diena kaip šiandien, tai aš nežinau, kaip būtų reikėjo live transliuoti. Tai neįmanoma buvo. Nesijungia. Tai va, greičiausiai tas pats. Labas rytas, Liolė. Nepatikėsit, ką tik apie jūs pagalvojau. Jau nemačiau Liolės dar. Tai va, matot, mano mintis dėjo iki jūsų. Nu tai ką, tai žodžiu, naujienos. Eukalanas, mažučiai, jau įkelti į parduotuvę po 100 ml. Jo, tai yra labai delikati priemonė. Pasakysiu iš karto, tai yra ne ta priemonė, kurią aš norėjau turėti, bet kadangi labai sunkiai su italais sekasi, pagalvojau, kad vis dėlto tikrai noriu turėti, tada turėsiu ir kitą. Jo, kai ateis laikas, bet Eukalaną turim 4 tų kvapų ir sakykime, greipfruktas, levanda, eukaliptas ir bekvapis, skirtas visom rūšim, visom siūlų rūšim, ar ne, ir moherai, ir merinui, ir šilkui, ir viskam kam. Jeigu skalbsite, tai yra neutralus pH, tai vadinasi neturėtų būti jokių bėrimų ir, odai turėtų būti labai viskas atitikti. Jo, tai yra tikrai kokybiška priemonė, kuri pagaminta Kanadoje. Atsiprašau. Ir yra didelis įpakavimas, didelėmiau neutralų, nes kažkaip galvoju, kad tų kvapų mes visi nelabai mėgstam, ar ne. Tai va, tai kokybiška prekė, rankinių skalbimų 5 ml, mašinoje 15-20 dėti, taip kad galima paskaičiuoti, kiek užteks. Ir aš tikrai pabandysiu, dar neteko, nes labai vis tiek nemažai buvo naujienų visokiausių ir paskui pabandysiu praskalbti ir pažiūrėsiu, kaip priima mūsų siūlus ritėse, kurie truputį yra kai kurie apdirbti su parafinu, jo, ir taip toliau. Tarp kitko, čia buvo toks klausimas ir nežinau, bet ar spėsiu, bet norisi tas naujienas pasakyti, ar ne. Tai ten visokių tokių dar tų klausimų, tai žodžiu, gerai, kojininius siūlus parodžiau, tam parodžiau, dabar taip, naujienos. Dabar naujienos, aš pasuksiu kameras, gal jums pavyks tada pamatyti. Va taip, pasuksiu. Ai, iš pradžių parodysiu bendrai va taip. Taip, pradėsime nuo moherio rikso. Tai pažiūrėsim dar Facebooką, kaip Facebookas rodo. O Jėzau, kas čia dabar? Iš vis Facebookas nerodo, nieko nesuprantu. Nu, merginos, dar to nėra buvę. Tai va, dar to nėra buvę, bet Facebookas neberodo. Kas čia dabar atsitiko? Tuk. Sakau, čia, žinokit, yra reikalų. Net nepajudinta, net nepakušinta, bet tiesiog nerodo. Nu ir ką dabar? Ir ką dabar daryti, pasirodo, Facebook'o nėra. O kai čia atsitiko, žinokit, nežinau, turiu vis tiek pasižiūrėti, bet visa įranga nauja. Ir kaip suprasti? Nu ką? Yra taip, kaip yra. Nematot, ar ne, merginos Facebook'e nemato tikriausiai. Nežinau, gal atsigaus, gal kažkas su elektra, viskas čia tvarkingai, viskas čia normaliai. O kodėl šitaip atsitiko, tai nežinau. Nematau, Edita rašo, jo. Garsas yra, nieko nežinau, žinokit. Tiesiog kamera pastatyta ir gerai, kad norėjau pažiūrėti, nes aš tai nematau, žinokit. Jo, man ne visada pavyksta, aš turiu peržiūrėti. Nu dabar
Nu gerai, nu ką, vis tiek turim transliuoti, nes mūsų čia niekas nesikeičia ir negalėjo pasikeisti. Tiesiog yra taip, kaip yra. Aš negaliu net perkraut, žinokit, jeigu aš perkrausiu, tai man... Nematom, tik girdim. Jo, Nijolė. Matau ir aš tą pati, bet nežinau, kas atsitiko. Neleidžia mums rodyti, kažkas trukdo. Gal turite Instagramus, merginos, gal turite Instagramus, nes nieko negaliu padaryti, žinokit. Absoliučiai. Aš esu, ta prasme, bejėgė šitoj vietoj, jo norėjau labai, bet nežinau, kodėl nutrūko, nes kamera nutrūko kažkodėl. Pajungta, sujungta, viskas išjungta, o kodėl taip atsitiko, tai nežinau. Nu ką, gal atsigaus? Ne, neatsigauna. YouTube'ai bus paskui įkelta, YouTube'ai bus, bet bus įkelta tada tik tai, sakykime, už kelių dienų, galbūt pirmadienį. Jo, žinokit, nu va tiesiog galit klausytis dabar, bet ką mes įkelsim YouTube'ai, jūs nematysit, suprantat? Vis tiek. Bet kas gaunas, tik tai Instagram'e bus. Kažkas pasidarė, nematau, irgi rašo, jo, žinokit, nu. Tiesiog aš nesuprantu, kodėl kamera neveikia. Viskas yra tas pats, niekas čia nėra pasikeitę. Nu gerai. Nieko nepadarysi. Tada, kas žiūri Instagramą, reiškiasi, žiūri Instagramą, gal atsigaus merginos. Jo, labai gaila, nes norėjau parodyti jums spalvytės, kokios yra gautos iš Rikso. Jo, kažkas čia prisijungė jau dabar ten. Kokios yra gautos iš Rikso. Iš Rikso yra gautos labai gražios spalvos. Vat yra gautos tokios spalvos. Tikiuosi matot, ar ne, Instagramas? Tikiuosi matot, va tokios spalvytės, tai yra tokia, nežinau, labai panaši į, nežinau, blankę rožę, bet su rožiniu atspalviu, blanki rožė su labai švelniu rožiniu atspalviu, kodas yra 8, jo, pasižiūrėkit, va spalva tokia, šiaip liktai yra biški gyvesnė negu rodo Instagramas, ačiū širdutes. Jo, truputį yra gyvesnė negu Instagramas rodo, bet turėtų būti labai gera spalva, vat, ir matos pagal apačią čia, vat, nu, daugiausia aš taip ir sakau, kad žiūrėkit spalvą šitą, ar ne? Tai mūsų Riksas, moheris su šilku, 40% šilko ir 60% Superkid moherių, tai yra ypač švelnus siūlas, labai švelnus. Jo kaina 25 gramų, ne 20, 25, 9,39 €. Kas labai mėgsti su moheriu, tai vat, aš manau, tas kainytės žino ir susigaudo, sakykime, kaina, kokia yra, jeigu yra kamoliukė, ar ne? Nu va, toliau eina tokia mėta su Electric spalvos labai švelnių tonų, irgi labai graži spalva. Jo, labai graži, rami spalva. Vyras vakar vijo, sako, labai patiko. Vyras jau vakar vijo, sako, labai patiko ir sako, nu labai, sako, faina spalvytė. Ir tikrai, kur aš čia palaukit, dėjau, kad jinai man, su Colorado labai tinka, nes vijom jau su Colorado. Tada tinka su Image'o, ten 528 mėriniukų, kas nori su viena gija megzti. Čia labai, nu, su viena gija pakanka tikrai. Tai va, šitos dvi, jeigu tada matot, yra gautas papildymas mūsų švelni tokia smėlio spalva, šita yra gautas papildymas. Gautas papildymas yra labai blankus toks, nežinau, arba tokia šviesi slyva. Tokia šviesi slyva gautas papildymas, 328, nežinau, merginos, ar matot, matot, aš irgi bekiniu, 328, juoda gauta, yra paskui tamsi pilka gauta, dabar dar galvoju, žiūrėk, aš ne viską ir atsimenu, gautas yra mūsų fuga,
31 ir 71, pat kur šitą kalbuką dėti kojiniam, sakykime šitą ar ne, aišku, jinai tokia prabangesnė, bet kadangi, jinai kokybiškesnė yra. Bet gal kažkokį turit likutį ir tiesiog jūs, kaip pasakyti, galite sudėti. Dar pabandysiu perjungti, bet nežinau, žinokit. Taip gaila, kad tikrai nematosi. Jo. Žodžiu, vis tiek šią savaitę yra tokia, matot, nieko nedarant yra nesėkminga. Tai va, aš vis stebiu, sakykime, ar tiesiog, ar atsinaujins, bet nesuprantu, kodėl. Tiek to. Tai va, sakykime, dabar kas liečia mūsų riksą, neskaičiavau spalvų, tik tai laukinio šilko skaičiavau spalvas. Jo, tai mes truputį pradėsim dirbti kitokiu principu, kad palaikyti visą asortimentą spalvų. Čia prisėsiu ir papasakosiu. Ačiū labai. Ačiū Monika, ačiū labai Monikut. Jo, tai kadangi palaikyti visą spalvų asortimentą, mes pradėjom dirbti truputį kitų principų su japonais. Užsisakinėjom į priekį, ta prasme, didesniais kiekiais, kad tiesiog, palaikyti tą asortimentą, jo. Nes siūlas yra, labai kokybiškas, labai geras ir tiesiog, norisi turėti visas spalvas. Bet kaip ir buvau minėjus, mes tikrai stengiamės, kiek tų spalvų, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apie 20 kažkiek, 4, kiek, negaliu pasakyti, taip grubiai suskaičiavau, tai va. Tai tiesiog va toks principas, nes aš ir pati megztuką juk turiu ir tikrai jisai, labai mielas, fainas ir taip toliau. Tai va, tai dabar apie spalio vidurį turėtų pasirodyti tamsi žalia spalva, nes pagal fabriko užsakymus, ką jie gamina, mes irgi tiesiog va prie šito dasiderinam ir šitaip darom. Dabar toliau tada, kitą kartą tokios situacijos ir nežinai, ką daryti. Jeigu aš išjungsiu Facebooką, tai jisai mane, aš turėsiu per naujo persijungti. Žodžiu. Gyvenimas yra gyvenimas. Tiesioginė transliacija yra tiesioginė transliacija. Nežinau, kodėl čia taip yra padaryta. Gal dėl kažkokių kitokių priežasčių, gal kažką maišom. Tai va, dabar taip, vis tiek suku, nors man čia ir nebereikia sukti jau, dabar taip, va, šičia. Dabar taip, šičia yra, pataisysiu, šičia yra laukinis šilkas sudėtos, čia paklausimas buvo, laukinis šilkas sudėtos naujos spalvos. Tada parodysiu paskui, ką esu pramezgusi. Šitos dvi spalvos nugesintas varis, labai blankus nugesintas varis. Laukinis šilkas mūsų turi 1700 m100 gramų, tačiau jisai yra vienagijis. Visada pabrėžiu, parašyta informacija yra ir tikiuosi, kad mano mergaitės perskaito įsigydamos, naujosios mergaitės perskaito įsigydamus produktą. Jo, būtų džiugu, kad pasigilintumėt. Bet, ta prasme, jisai gali, jeigu jūs mėgsite tik gerosiomis akimis ir niekur nieko nedarysite, jisai gali skipuoti, truputį skersuoti, bet jisai simboliškai skersuoja. Aš pati turėjau bliuskutę, megzta mašina, su mašina dar daugiau skersuoja. Su mašina megzta bliuskutė, vieną giją su merino vilna. Tačiau aš sėkmingai jį nešiojau ir pirmą kartą po skalbimo reikėjo stipriau sublokuoti, o paskui lengviau. Tai tikrai galima megzti, tik reikia žinoti. Tai va. Artūrai, dingo kamera, Instagram, Facebook. Jo, tai va tokia būtų informacija. Pažiūrėsiu, matau, kad daug kas perbėgot į šitą, tai gerai, džiugu ir ačiū. Jau 43, tai tikriausiai iš Facebook'o perbėgo čia. Taip, dabar iš kelių gijų mezgat. Dabar, Inga, apie ką klausėt iš kelių gijų, sakykit, iš rikso? Jeigu jūs klausėt iš rikso, yra buvę, kad mezga ir iš 3 gijų.
turiu pavyzdėlį. Tiesa, vėl truputį nukrypsiu ne į temą. Tikrai pradėsiu kelt į mūsų grupę mezgimas iš ryčių pavyzdėlius. Nes tikiuosi, kad bus visiems patogiau ir geriau. Nes, ta prasme, tausiausiu jūsų laiką ir savo laiką, nes yra pramegsta ir iš 3 gijų, vat kaip tik tada mintis, yra pramegsta ir iš 1 gijos, ir galima, ta prasme, yra pramegsta pas manęs pavyzdėliai ir su merinu ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvieną kartą jisai turi kitokį įvaizdį, tas pavyzdėlis ir gaminys turės kitokį, nes vis skirtingai atrodo. Jo, ir kitokį storumą ir taip toliau. Tai kadangi tų pavyzdžių aš turiu labai daug ir paskui klausia, kaip atrodo žvynelis, tai žodžiu pradėsiu kelt, nes kitos tiesiog pagalvojau, kad va taip bus patogiau visiems, nes aš tada nurodysiu nuorodą ir klientas žinos, kur ieškoti ir kaip atrodys gaminys. Tuo labiau, kad aš jų tikrai turiu daug. Tai va, tuo labiau, kad mergaitės dar man padeda. Ačiū. Riks. Jo, Riks yra 3 raidės, Riks singutė, tik 3 raidelės, mes trumpinam pavadinimus, nes kad mažiau rašyti, mažiau kalbėti. Jo, tai vat su Riksu šitaip, jo, aš labai teisingai ir supratau, bet ačiū už dar paklausimą. Tai pavyzdėlių pas manęs yra va tiek ir kažkada tokia toptelėjo mintis viena, ką aš ateityje galėčiau padaryti, bet tai tegu bus mano mintis, nes paskui aš visada saugau savo sugeneruotas mintis. Jo, nes man, kažkaip jos visgi kyla. Tai va, laukinis šilkas, japoniškas laukinis šilkas, Riksas irgi yra japonų, turiu pabrėžti. Jo, šita spalva yra 14, labai įdomi spalva. Jinai tokia yra, sakau, tamsi nugesinto vario, bet tokia tamsi. Dabar susimašiau, nes kažką užsakiau dar, bet prie jos galima pridėti, turiu meriną, moherį, dabar galvoju. Žodžiu, nesvarbu, jeigu kažkas kažką norėsit, galėsim pridėti tikrai, bet spalva labai gera, tuo labiau, kad jinai yra labai madinga šiuo metu. Galima ir iš jo vieno megzti, ir jisai puikiai atrodo ir susitvarko. Galima tik padėti kažkokias pinutes, ką Rita ir buvo numezgusi iš vien. Rita yra mezgusi jau ne vieną gaminį ir, sakė, susitvarko visi ir viskas yra gerai, tik reikia pagalvoti. Jisai labai gerai žiūrėtųsi su Lumija 466. Labai gerai žiūrėtųsi. Tarp tik jo dabar kaip stoviu, pamačiau aš tą Lumiją ir žinokit, ruginė spalva ten pavadinime yra parašyta, nes vakar klientė pirko, tai vat labai gerai atrodytų. Tai va šitas. Tada čia buvo prašymas, turiu vieną klientę, kuriai reikia mėlynai pilkų spalvų. Tai laukinis šilkas 37, mes turim 36 irgi, čia yra tamsesnis, labai gerai su pilku žiūrėtus, vakar netyčia prisidėjau su Riksu tamsiai pilku. Jo, galima ir merino turim, ir džinso merino turim, taip kad čia irgi. Bet atsiras dariniai, nežinau, gal Monika išsiųsiu kažką sudėjus. Tai va. Ir dar be galo labai graži spalva ir džiaugiuosi, kad pagaliau, kaip aš jos nemačiau seniau, aš nežinau, bet šita, nežinau kaip pavadinti, tokios šlapios tamsios žemės, ar, mano vaizduotėje tokios spalvos, sakykim, jinai tokia, žinokit, labai skani spalva, labai tikrai tokia, kaip pasakyti, manau, kad su daug ko galima pridėti, priduotų tas tamsumas vidinį tą tokį įspūdį, ar ne, melanžą. Ir jinai yra 6 numeris. 6 numeris, jo, tai va, tai tokiu atveju išmatavimai, ta prasme, metrai visą kitą tie patys. Ir tada parodysiu merginos jums dabar 3 naujos spalvos. 3 naujos spalvos, parodysiu jums dabar pavyzdėlius, kuriuos aš jau čia pati pramezgiau. Situacija buvo tokia, kad šią savaitę pas manęs atvyko Sonata, su kuria man teko seniau bendrauti ir kontaktuoti. Tiesiog atvyko iš toliau.
Jo ir labai nustebino, nes, žinot, klientės pažįstamos, geros pažįstamos, nepasisakiusios atvyksta, tai, mano veidas toks. Labai apsidžiaugiau, labai jo šiltas žmogutis, labai fainai, tarp kitko jos buvo įkelta anukytės megztukas siuvinėtas vakar su tom gėlytėm, jo ten kūrėm irgi viziją, jo labai gražiai gavosi, anūkė patenkinta, tai labai džiugu. Tai va. Tai tokiu atveju jinai norėjo rudos spalvos, žinokit, ir kaip tik buvo japonai, tai tiesiog ta prasme, balansavom ir ji balansavo tarp šitos tokios, kaip čia pasakyti, bordinės, bet vyšniniai bordinės kažkokios, rubino tos tokios, bet blankios rubino spalvos, ar ne, ir tarp šito rudo. Jo, bet kažkaip nugalėjo ruda spalva, tai tik tai aš įdėjau meriniuką, aš tiesiog nenorėjau imti viskozės gijos, nes viskozę mes turim gijose, kurią jinai pirko. Tai va, tai pas manęs yra merinas yra kešvūlas, yra riksas tamsi ruda spalva, 30 man atrodo, ir būtent laukinis šilkas. Žinokit, pojūtis tikrai. Kas jau turėjau galimybę pačiupinėti kokybiškus gerus siūlus, tai tikrai labai gražiai atrodo. Labai ir gražiai atrodo, ir minkštai atrodo, ir, ta prasme, ir mielai atrodo, švelniai ir visa kita. Čia ne tik, kaip pasakyti, gaminio įvaizdis, bet ir, sakykime, tas jaukumas, malonumas ir visa kita. Su laukiniu šilku yra gerai todėl, kad jisai biški priduoda vėsumą, yra termoreguliatorius ir nebėra tiek mums karšta. O mums pasitaiko, kad būna karšta. Neįsivaizduoju, ką daryti, žinokit, per Instagramą veikia, bet mane nervina, aš nesuprantu, kas čia yra atsitikę. Nei iš šio, nei iš to dingsta kamera, bet tai kas čia gali atsitikti. Tai va, matot, nusibloškiu nuo minčių ir nieko nepadarys. Žodžiu. Negerai, bet o ką dabar? Tai va, tai tokiu atveju va šita ruda spalvytė gimė taip. Šita rubino spalva, sakykime, jinai irgi mums tada susidėliojo ir Sonata sako, wow, koks geras derinys. Čia irgi yra laukinis šilkas, dabar neatsiminsiu spalvos numerio. Yra riksas ir yra viskozė, bet ta tokia rubin spalvos viskozė. Jeigu reikia, galiu pasakyti numerį, jeigu ne, paklausit, bet sakau, tikrai kelsiu, nes man tada yra žymiai paprasčiau, nes tų pavyzdėlių yra ir tiesiog galima, kaip pasakyti, galima parodyti, pasakyti ir, žymiai patogesnis yra darbas. O, dabar čia yra, per vienus yra, per kitus nėra. O, dabar aš matau, kitur Instagramą matau plačiau. Bet aišku, nematau buvusių paklausimų, bet irgi čia yra niuansų. Tai va, tai, sakykime, nežinau, aš galvoju, kad aš čia pabaigsiu šitą, nes atsiprašau, kad aš čia turiu nutraukti, bet man reikia kažkaip susidėlioti, nes aš vis tiek nutrauksiu Facebooką, nes matau, kad tai yra galbūt bereikalingas dalykas, nes, tiesiog labai gaila, kad turim tik tai tą 1 valandėlę, bet čia jau nuo manęs, aš taip esu suplanavus, nes tada galėčiau pajungti vėl iš naujo ir parodyti, bet tačiau nesuprantu, kas čia darosi. Ir man tikrai nerodo. Dar pabandysiu truputį, gal pavyks, bet tiesiog manau, kad ne. Tai va, tai tokiu atveju, sakykime, laukinio šilko skaičiavau, kad yra 23 spalvos merginos. Va, dabar rodo. Nežinau, kas atsitiko. Dabar rodo. Ir kaip suprasti? Tuoj minutę.
gal pavyks, nors pabaiga. Nors pabaiga. O jeigu kartais nebus klienčių, padarysim ir ilgiau. Tiesiog, kad jo, gal pavyks va šitaip tada. Nes dabar man tai rodo. Ar čia kompiuteris kažkas, matyti internetas gal pastrigo. Dar kraunasi. Tai va, dabar kas papildymas? Laukinio šilko papildymas tikrai yra ir laukinis šilkas yra papildytas, spalvų neatsiminsiu, bet yra balta, juoda, ten neatsimenu tų spalvų, viskas yra sukelta į elektroninę parduotuvę. Jo, šitie tikrai yra sukelti. Tai su laukiniu šilku va tokia, sakykime, situacija, toks dalykas ir tiesiog galite pasižvalgyti. Laukinis šilkas taip ir yra vadinamas lietuviškai paprastai laukinis šilkas. Dabar ką sakiau dar dėl mūsų siūlo Abe. Mūsų siūlo Abe, japoniškos merino vilnos. Japoniškos merino vilna yra buvo užsakytos dvi spalvos, va tokia ir tokia. Tai yra, sakykime, šita tokia yra su violetiniu, tokiu paslėptų violetiniu atspalviu, tokiu labai blankiu. 753 tokia man labai įdomi specifinė spalva. Jo, tokia labai specifinė įdomi. Ir čia yra toks melanžas, pilkas melanžas 720M. Ai, šitos nėra dar įkeltos, žinokit, tikrai nėra. Jo, tikrai nėra, vat sakykime, va šitos dvi spalvytės. Čia yra naujiena. Tačiau yra papildytos visos kitos išpirktos spalvos, jos visos yra papildytos ir gesinta rožė, ir 129 kažkokie, ir 336. Aš tų spalvų jau ten tų numerių neatsiminsiu ir tokia blanki, tokios saldžios, labai šiltos, stiprios grietinėlės spalva ir tokia rusva spalva, populiarios tos spalvos, kurios yra išėjusios, jos visos yra papildytos, grinai visos, iš Abe tikrai grinai visos papildytos, jo Rikso ne viską gavau, laukinį šilką viską gavau, kas buvo, ta prasme, išparduota ir papildyta. Tai va, tai laukinis šilkas, sakykime, tokia situacija, ar ne? Jo, dabar, sakykime, buvo paklausimų apie tuos mūsų žvynelius ir aš kadangi sugalvojau pramegzti, neskalbtas tik vakare pramezgiau, tai, sakykime, pramezgiau su 2 gijom moherio, kuris turi 600 metrų. Jo, čia irgi japonas, ar ne, moheris. Tačiau, jisai toks storulis, visa kita, kaip ir kam reikia, sakykime, šito. Kitą kartą norisi, ar ne, mezga storą gaminį, sakykime, reikia kažkokių juostelių, tai būtų galima tikrai ir taip dėti, tikrai ir su priedais ir be priedų. Tačiau kokia man gimė mintis, kadangi buvo klienčių, kurios norėjo ten paauglėm tokių ant šleikučių, tokių trumpų bliuskučių. Ir paskui vakar atėjo klientė ir mes pradėjom kalbėti, kad, sako, turiu juodą suknutę ir, sako, nežinau, kažkaip visai ne į temą gausi. Aš sakau, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, šitą dar galbūt tokią arba retesnį gaminuką pas anūkę, bet kadangi anūkė yra, paaugliukė ir mergaitės, kurios pirkosi paaugliukę, mes ten darėm iš Fantazija siūlo blizgučio, tuos tokį gaminuką, tai tokį trumpą ant šleikučių ir, pavyzdžiui, ar ant maikutės ant kažko, ar ne, tarp kitko labai populiaru. Ir aš kažkaip įsivaizduoju tokį dalyką ant šleikučių, ant paaugliukės, ar ne, ant anūkės, mano vaizduotėje yra. Ir ta mano klientė sako, vietinė, iš mūsų miesto, sako, wow, sako, aš turiu tokią juodą suknutę ir, sako, ten matosi tie visi, kūno linijos. Sako, tokį užsidėjus retą, taip sakau, tik mums jau reikėtų biškį ilgesnį, tada ten iki klubų kažkur megzt, ar ne, ir toks jisai ir tu gali su juo tiesiog eiti ir visa kita. Ir labai populiarus yra, matot, visai
ant juodo, vat vis tiek matosi, ar ne, ir vienur, ir kitur, dar tuoj pažiūrės merginos vėl Facebooką, nes man mergaitės parašė, kad ai, bet jūs dabar nematot, ar ne, kaip čia dabar yra, nu nematot, jo, čia reikia aukščiau kelt. Jo, tai va, oi, Artūras matosi, Artūras irgi matosi, tai gerai, Artūras matosi. Tai va, tai tokiu atveju va šitaip atrodytų, nu nežinau, man tai visai kaip ir neblogai ir mane visai taip, mano akiai priimtinas toks dalykas, sakykim, nes nu, tikrai tenka matyti mums ir parodose tokių visokių niuansų, ar ne, tokių visokių dalykų, tad visai, kaip aš kad sakau, kad visai yra, nu, galimas variantas, ar ne? Jo, įdomesnis, toks įdomesnis kažkoks variantas. Tai va, šitas, sakykime, ar ne, nežinau, žinokit, aš nepriejau šiandien prie jūsų klausimų, nes tik naujienos, tokie visokie kokie. Nežinau, apie prestižę buvau pasirašiusi apie prestižę, bet čia turi būti aplamai atskira tema ir nes užtruksime laiko. Gal ir nedarysiu greičiausiai šiandien, todėl kad paskui jau čia tiek beliko kelios minutės, ar ne, nes kalbėti vis tiek nutrūks pokalbis. Aš galvoju, kad jo geriau tada atsisėsti ir pabūti. Šiaip labai norėjau padaryti tą tokį siūlų paskaičiavimą ir buvau pasiruošusi, bet dabar net nežinau, ką daryti, nes ir tas Facebookas nepasirodys. Gal tiesiog, žinokit, kadangi pusė įrašo buvo, pusė nebuvo, tikrai paliksiu kitam kartui. Buvau viską pasirašiusi, kad parodyti jums, kaip paskaičiuoti bendrą siūlo kiekį, nes buvo ir tokių klausimų. Žodžiu, nu va, matot, kitą kartą paįtakoja kažkas kitkas ir tu nieko negali pakeisti. Niekas nebepasikeičia, nes gyvenimas sudėlioja taip, kaip jam reikia. Dar parodysiu riksą vieną patį, megztą su mašina. Vienas pats rikstas, megztas su mašina, atrodo šitai. Čia yra 7 klasės mašina. Be nieko, be priedo, be nieko. Va taip. Tai va, nes buvo tokių pageidavimų, tokių norų. Tai va tokie dalykai. Jo, tokie dalykai, aš čia buvau, žinokit, prisidėjusi daug ko, bet aš aišku bergžiai čia prisidėjau, nes vis tik nespėjau parodyti. Tai, o kadangi nespėjau, tai reiškiasi, privalom daryti kiekvieną šeštadienį. Kiekvieną šeštadienį, nes kitaip neišeina. Nes kaip atėjo Lina ir sako, šeštadienis be valandėlės tai yra ne šeštadienis. Nu tai ką, nu tai tiesiog sezono metu taip ir turės būti tikriausiai. Taip ir turės būti tikriausiai. Nes tada ir jūs daugiau klausimų pateiksit ir aš greičiau galėsiu atsakyti ar ne. Nereikės ten laukti ir visą kitą jo. Nes, nu, paprašiau bus, jūs greičiau gausit atsakymus į tuos visus klausimus. O sakykim, kada kas antrą ir visą kitą, tai gaunasi trupučiuką ir jums užtrunka ir tiesiog nepatogu. Eva rašo grožis. Jo, žinokit, riksas tikrai yra, jo. Jis aplamai ir malonus siūlas yra, ir, nu, ir įspūdingai atrodo, todėl vat, daug kur galima dėti. Aišku, Indiana nekiek mažiau atsilieka nuo jo, jinai tik truputį yra storesnė, nes Indiana yra 1000 metrų 100 gramų. Aišku, vėl čia reikia pačiupinėti tuos siūlus, ne visada, sakykime, kitą kartą, kaip pasakyti, įspūdis iš nuotraukos arba iš kažko kitko gali pateisinti lūkesčius. Internetas, man rodo, kad trukinėja, atkurtas, nu, nors dabar matosi. Jo, nors dabar matosi. Tai va, tai tokiu atveju mes renkamės tuos, kurie tikrai mane... Nepabaigiau minties, bet labai nudžiugau, kai parašė liuks tinka kiekvieną. Gerai, mergaitės, tai jeigu jūs norit, galėsim tikrai, tada ir aš neskubėsiu, galės ramiau, lėčiau, ir jūs galėsit klausimų pateikti. Jo, aš sakau, aš irgi pagalvojau, nes per vasarą patostogavom, kaip sakant,
papiknaudžiavom tarnybinę padėtimi jo. Tai va, tai tada tikrai kitą šeštadienį, tikiuosi, nebebus tiek naujienų, bet jų vis tiek reikia vežti, nes ir išperka. Tiesa, dar atvažiuos vienas toks margas siuliukas, labai geras irgi, užsakiau, su ekologiškais dažais dažyta, iš gamtos, mineral color, tai va, tai tiesiog tiek. Tai tikrai ačiū ir smagių akelių, labai fainiai jūs čia rašot ir aš dabar matau viską plačiau, nors manau, kad vėl yra pastrigęs internetas. Ačiū už laiką, geriau čiupinėti natūrai. Žinokit, pritariu, kad geriau čiupinėti natūrai. Kiekvieną šeštadienį, gerą savaitgalį, ačiū jums, bet tiesiog matot, kitą kartą nepavyksta perteikti to jaukumo, tad čia atrodo sakai, bet vis tiek čia yra momentinis, kitos paskui ieško, užtrunka laiko, kelsim su hashtagais į grupę ir tada bus aiškiau visoms ir man, ir mano mezgėjoms ir visa kita. Ką? Ką? Aš plungiai laukiu, aš labai laukiu. Gerai, aš labai laukiu, kažko labai laukiu, Sigita, aš tavęs labai laukiu, va matot, jūs stebinat mane. Nu kaip džiugu, kad mane galima nustebinti. Jo, gero savaitgalio merginos, pamėgskit, parelaksuokit, pagalvokit apie gerus dalykus, apie blogus nereikia ir iki kito šeštadienio. Ate.